merginos, birželis jau įpusėjo, tai kaip ir galima atsigręžti atgal ir pažiūrėti mano pavasario sezono mėgstamiausius, kurių šį kartą yra tikrai labai nedaug. Ir man tikrai keista dėl to, nes taip net prigavau save, aš 3 mėnesius nieko naujo nebandžiau ir neišmėginau ir aš taip viską mėgstu, tai ką šiuo metu naudoju. Na, tikrai taip nėra. Matyt, tiesiog įsijungęs taupymo režimas prieš vasaros atostogas, nes vasarai naujienų, tai jau tikrai labai daug ką prisipirkau ir jeigu viskas pasiteisins, tai vasaros mėgstamiausias filmukas bus be galo ilgas. Na, pasižadu pasistengti, kai jis jau nebūtų toksai be galo. Na ir pats pirmasis ir didžiausias, brangiausias mano naujas mėgstamiausias yra tai, kad Inga nusipirko naują telefoną ir aš įsigijau Apple iPhone'ą. Tai yra pirmas mano iPhone'as turimas ir man jisai kaip ir patinka. Teko kurį laiko pasimokyti subtilybių, kaip su juo naudotis ir koks mygtukas ką ten daro ir kodėl nėra back mygtuko. Bet atrodo šiai dienai esame tikrai susidraugavę ir tikrai džiaugiuosi, kad pasirinkau šį telefoną. Ir jeigu klausimėt, kodėl būtent nusprendžiau mėginti Apple, tai tiesiog dėl telefono dydžio. Nes tiek Windows phone'ai, Microsoft'ai dabartiniai, tiek Samsung'ai, jie nežinau, kas jiems yra, bet jie, ta prasme, plečiasi į visas pusės ir aš tikrai nesuprantu ir jokiais būdais nepateisinu, kai telefonas pasidaro tokio dydžio. Na, aš dabar tikrai to nesuprantu. Taigi, istorija trumpiau, tiesiog kadangi nauji telefonai rinkoje yra labai dideli, Inga nusprendė išmėginti kažką tais mažo. Ir šio dydžio aš tikrai labai džiaugiuosi. Tikrai labai džiaugiuosi, kai galiu pasimti vieną ranką telefoną ir su juo taipinti. Vaikystė grįžo pas mane. Ir kitas mėgstamiausias atėjo kartu su šituo mėgstamiausiu ir tai liečia jo tokią savybę, apie kurią iš tikrųjų nežinau kodėl, bet niekas nekalba. Ir tas yra tai, kad šis telefonas labai braižosi. Ir aš turiu menį ne tiek ekraną, kiek ypač šitą nugarėlį. Ir jau po kelių mėnesių naudojimo jisai subraižytas kaip reikalas. Ir dėl to aš nusprendžiau pasiieškoti kažkokio gražaus dėkliuko. Ir laimingo atsitiktinumo dėka su manimi susisiekė Snapchat kompanija, kuri pasiūlė jų parduotuvėje susikurti savo kažkokį daiktą. Ir toje parduotuvėje iš tikrųjų yra labai daug daiktų, ten telefonų, pakabukų, pagalvėlių, ant ko galima užsidėti savo kažkokią norimą nuotrauką. Ir taip susikurti savo tiesiog tokį individualų daiktą. Tai aš be abejo turėjau pasinaudoti jų pasiūlymų ir aš susikūriau savo telefonui dėkliuką, kurį jau galėjote vėlgi matyti mano Instagrame, nes aš ten viską iš karto paustinu, kaip ką nors įdomaus ir naujo gaunu. Tai va, ten galėjote matyti ir šį dėkliuką. Ir būtent šią nuotrauką aš išsirinkau dėl to, kad jinai man yra labai miela, nes Inga labai gražiai atrodo su netikrais prisegamais plaukais, yra kelytė yra, ir žiema, mano būtų mėgstamiausias sezonas. Žodžiu, aš šiandien kažkaip labai linkusi išsiplėsti. Taigi šis dėkliukas man tikrai patiko, iš jų renkantis, pavyzdžiui, telefonų dėkliukus tikrai galima išsirinkti kokį nori, kad jisai būtų silikoninis, tas guminis, pas mane čia yra kietų viršeliu. Ir nuotrauką galite tiek pasirinkti savo kažkokią turimą ar norimą, tiek galima susikurti kažkokį piešinį, užrašą ar dar kažką tais jų parduotuvėje. Ir šį dėkliuką aš turiu tikrai seniai, tikriausiai nuo kokio kovo mėnesio. Ir dalykas yra toksai, kad kuomet gavau šį dėkliuką, man kompanija kartu atsiuntė ir nuolaidos kuponą, kurį galėjau pasidalinti su jumis. Tai to nepadariau lig šiol. Aš pamėginsiu jį surasti ir visą informaciją paliksiu apačioje, nes tokie dalykai ir tokios idėjos man asmeniškai labai patrauklios atrodo, ypač kai yra kokio nors žmogaus gimtadienis, jubiliejus ar kažkokia tais proga, kur galima tikrai tam žmogui padovanoti kažkokį mielą daiktą, kuris nėra masinės gamybos, o prie jo yra prisidėjusios jūsų mintys. Taigi tiek, kas liečia daiktus ir naujausias technologijas mano gyvenime. Ir pereikime prie grožio. Iki šio pavasario aš buvau visiška vonios nemėgėja. Visiška. Pripažinau vien tik iš dušo, o maudytis vonioj man buvo katorga. Ir taip viskas sutapo, kad iš tikrųjų aš visą savo gyvenimą kojų plaukelių šalinimui naudoju epiliatorių.
Ir tai irgi yra nemėgstama mano procedūra. Ir nors žinau, kad mano naudojimas epiliatorius gali būti naudojimas po vandeniu, niekada lig šiol nebuvau išdrįsusi iš tikrųjų to daryti. Ir iš tikrųjų nežinau, kas man šovė galvą, bet aš susigundžiau susakyti ir pamėginti FM grupo vonios druską. Ir galvoju, na, nežinau, gal to epiliatoriaus kaip nors jinai taip stipriai nepaveiks, nes druska yra be aliejė. Tai prisipyliau karštą vonę, įsipyliau dvigubai ir trigubai druskos, negu rekomenduojama norma, na taip įsipyliau, nes iš tikrųjų jos labai skaniai kvepia, jos bent jau šitas kvapas pas mane yra verbenos ir tai yra toks įdomus, citrusinis, toks tikrai geras, malonus kvapas, nei per saldus, nei kažkoks, toks. Labai man patinka šitas kvapas, tai netgi užsisakiau šito kvapo kūno sviestą. Nes labai geras kvapas, bet nenukrypstam. Tai va, žodžiu, prisipyliau į vonę labai daug šitos druskos ir pagulėjusi toje vonėje po vandeniu pasinaudojau epiliatorių. Ir man tai buvo kaip viso gyvenimo atradimas, nes pati procedūra praėjo labai gerai, labai sklandžiai, visiškai neskaudėjo ir nebuvo jokio parūdimo. Kai lig šiol, naudojantis epiliatorių, man visą laiką likdavo visa oda tais tokiais raudonais taškeliais, tai šį kartą nebuvo nieko. Ir vat, dėl to čia šita mano druska jau baigėsi, turiu nusipirkusi jau antrą ir tai yra pats didžiausias, manau, šio pavasario mano gyvenimo atradimas, kad karštoje vonėje druska plus epiliatorius yra pasakiškas dalykas ir jeigu jūs bandote ir sunkiai sekasi susitvarkauti su epiliatorium, tai būtinai pamėginkite šito kombinaciją. Taip pat vėl nukrypsiu truputėlį, galvoju sukurti atskirą filmuką naudojimo epiliatoriaus patarimai, pasiūlymai ir klaidos. Nes iš tikrųjų epiliatoriumi naudojusi daugiau negu 10 metų ir tikrai jaučiu, kad šiuo klausimu esu sukaupusi daug patirties ir galiu ją pasidalinti su jumis. Tad jeigu norėtume tokio filmuko, žinote, ką reikia padaryti. Ir kitą grožio puoselėjimo dalykėlį aš netikėtai atradau Kristijanoje, kur pirkau prausiklį veidui. Ir ten įmokant prie kasos, žinot, tikriausiai yra sudėtos tokios dėžutės su vienkartinėmis kaukėmis, tos, kur su tokia kaukė užsideda ant veido. Ir konsultantė maloniai pasiūlė ten vieną išmėginti, kad jinai yra labai gera, rekomenduoja ir panašiai. Ir ant tų dėžučių kaip ir ten kainos buvo surašytas po kelius eurus. Galvoju, tiek to, gerai, paimsiu, išmėginsiu. Ir jinai taip paima, įmuša į kasą ir 13 eurų su centais. Na, galvoju, tiek to. Aš nusipelniau, galima išmėginti, pažiūrėsim, gal visai nieko. Ir iš tikrųjų, tai yra pasakiškas dalykas. Ir aš kalbu būtent apie štai šią Taliko Bioenzyme Mask Purifying. Wow! Na, jūs nepatikėsit, kaip mano veidas gerai ją sureagavo, nes aš tikrai turiu probleminį veidą ir esu išbandžiusi labai daug priemonių, tad iš karto pamatau, kuomet radau kažką, kas jam labai tinka. Ir dargi, ką aš padariau su ją, nes aš toks buvau kaip skupyčius ir norėjus ją išnaudoti iki paskutinio lašo, tai vieną vakarą aš panaudojau būtent tą kaukę, tačiau, kaip žinote, išėmus kaukę labai dažnai to stebuklingo skysčio, kuris juk ir yra visa esmė, ar ne, lieka pakuotėje. Tad aš pakuotės neišmečiau, o su tuo skysčiu tepiausi kas antrą vakarą ir man atrodo, to skysčio viduje man užteko dar 4 kartam. Taigi, štai taip kaip viena brangi vienkartinė kaukė gali tapti 5 kartų veido kaukė. Nežinau, ar taip galima elgtis su ja, ar negalima, bet sakau, aš manau, kaukėse būtent tas skystis yra pats vertingiausias ir tiesiog panaudojus vieną kartą tą medžiagėlį išmesti tai, kas sudaro viso ko esmę, na, neverta ir tai tikrai galima pažvelgti plačiau. Ir paskutiniai mano likę mėgstamiausi yra tikrai pakankamai žemiški, vienas iš jų yra štai šis Orly nagų lakas. Ir tai yra pirmas mano turimas Orly nagų lakas, jos spalva yra Window Shopping ir tai yra tokia kaip ir ryški avietinė.
Ir šitas nagų lakas man būtent patiko labiausiai dėl savo spalvos, nes iš tikrųjų, bent jau man taip atrodo, jisai tą savo spalvą sugeba keisti. Ypatingai šviečiant saulį, jisai atrodo toks neoninis, oranžinis ir ta spalva tokia, na, vos į rožinę. O nuėjus kažkur tais į pavėsį ar esant netaip stipriai apšviestoje aplinkoje, nagų lakas transformuojasi tokią šaltą, pakankamai sodrios spalvos avietinę, kuri netgi atrodytų tamsiau negu dabar matosi buteliuke. Tai, na, tikrai mane sužavėjo šitas efektas. Vienintelis toksai mažiukas dalykėlis, kuris man netaip labai patiko, tai mano asmeniniam patogumui, pomėgiui per truputėlį mažas toks per siauras šepetėlis. Tai buvo sunku pasidažyti tokiai neveikštai kaip man, nes aš iš tikrųjų nesu labai gudis lakuotis nagus ir visą laiką išsiterlioju ir man patogiau dažytis yra su tokiais didesniais šepetėliais. Taigi reziumė, kad šitas nagų lakas man tikrai labai patiko ir užkabino išmėginti daugiau Orly nagų lakų, tik gal pati asmeniškai daugiau rinkčiausi tuos tokius mažus buteliukus, kurių mėginau ieškoti, bet neradau nei vienos patinkančios spalvos ir turiu tiesiog tokį kaip ir gilų vidinį įsitikinimą, nežinau, kas tam man toj galvoja, bet aš esu labiau linkusi pirkti mažus buteliukus, nes atrodo, va, tą jau tikrai išnaudosiu iki galo ir viskas okei, kai tokius didelius buteliukus, na, aš tikrai vargiai kada baigiu. Dažniausiai man jie tiesiog atsibosta ir aš išmetu arba atiduodu jaunesniem pusseserėm. Ir paskutinis dalykėlis, apie ką dar noriu pakalbėti šiame mėgstamiausių filmuke, tai būtų Rimmel akių pravedimas, kuris yra štai tokiame kaip ir plasmasinėme stiklinėme indelėje. Ir būtent šis tapo mano mėgstamiausiu dėl to, kad spalva yra intensyvis, yra gelinis, labai gražiai dažosi ir svarbiausia, jis yra tikrai atsparus vandeniui, kaip ir yra rašoma ant pakuotės. Ir su šiuo pravedimu pasidažius akį galime ir truputėlį patrinti, ir pamiegoti, ir išsimaudyti, ir tas pravedimas, va, kaip nupiešta, taip ir stovi. Tai, na, super, tikrai sužavėjo labai savo išlaikymu. Ir netgi suku planą, kad reikia nusipirkti daugiau jų spalvų. Rudą, mėlyną mačiau gražią turi. Taigi štai kokia būtų mano rekomendacija toms, kuries ieško vandeniui tikrai atsparaus pravedimo. Taigi šį kartą tiek, tikiuosi jums nepabodo šis filmukas, nes tikrai labai jaučiuosi, kad labai dažnai nuklysdavau į lankas. Ir visada noriu padrastinti jūs komentaruose pasidalinti savo naujausiais atrastais, mėgstamiausiais produktais, nes ką kai gali žinoti, jūsų atradimas gali būti ir mano atradimu. Aš visą laiką džiaugiuosi sulaukdama jūsų rekomendacijų ir išbandau, kai tik turiu galimybę. Šiam kartui tiek, jeigu esate naujas mano kanale, nepamirškite prenumeruoti ir iki!